Jeigu kada nors žiūrėjote Formulės 1 lenktynes, jūs turbūt esate girdėję tai. Kas yra šitoji muzika, skambanti per Formulės 1 podiumo ceremoniją? Tai Georges Bizet, 19 amžiaus prancūzų kompozitoriaus žymiausias kūrinys, pavadinimu Les Toreadors. Tai dalis iš jo paties sukomponuotos operos pavadinimu Carmen. Bet kaip 19 amžiaus 8-ojo dešimtmečio klasikinė melodija tapo viena iš Formulės 1 podiumo ceremonijos dalių. Pagrindinė priežastis, kodėl buvo pasirinktas šis kūrinys, tiksliai nėra žinoma. Bet yra kelios teorijos. Pirmiausia, jog tai buvo asmeninis tuometinio Formulės 1 vadovo Bernie Ecclestone'o pasirinkimas. F1 išbandė kelis variantus, tarp kurių buvo legendinis 86-ųjų Europe grupės hitas The Final Countdown. Taip pat tarp variantų buvo ir Beethoveno 9 simfonija. Visgi nuo 1996 metų Formulė 1 galiausiai apsistojo ties Georges Bizet kūriniu. Galima manyti, jog viena iš priežasčių galėtų būti ir pati FIA, parinkusi šiai ceremonijai kūrinį. Les Toreadors taip pat skambėjo ir pasaulio ralio čempionate. Paskutinė teorija yra tiesiog žodžių žaismas. Opera Carmen susidaro iš dviejų skiemenų – car ir ment, kas išvertus iš anglų kalbos gaunasi mašina ir vyrai. Tačiau, kad ir kokia teorija iš tikrųjų būtų reali, Formulės 1 podiumo ceremonija neįsivaizduojama be šio nuostabaus kūrinio.